važiuojam. Tai liko labai nedaug man. Šiandien yra kažkelintadienis. Su dienom man sunkiai. Pastaruoju metu, nes kažkaip už baro daug tenka dirbti, o kai daug dirbi už baro, vėlai grįžti, anksti keliesi. Tai susimaišo dienos, bet čia, viskas normaliai. Tai važiuosiu už daugiau nei savaitės, truputį daugiau nei savaitę ir važiuoju į Varšuvą midaus konferenciją ir plus midaus konkursas. Tai nėra midaus festivalis, todėl kad nedalyvauja midaus gamintojai ir ten negali atėjęs pasiragauti, išsipirkti ar kažkaip panašiai ten praleis laiką. Tai yra 2 dienos teisėjavimo. Pirma diena nuo pat ryto iki vakaro, iki vakaro po pietų ten kažkada su pietų pertrauka. Nėra taip, kad tu vis laik sėdi ragauji. Tai turi pauzių tam tikrų, nes kol atneša, kol pakeičia, kol prie kito stalo priskiria tave. Ir antra diena yra ta pati procedūra, tik tiek, kad jau profesionalus. Reiškia, pirmą dieną yra mėgėjai, namų gamintojai, antrą dieną tie, kurie turi licencijas ir tie, kurie gamina profesionaliai. Dabar apie skaičius truputėlį gal įdomu bus visai. Paskelbė jie, kiek vis dėlto, kadangi uždarė registraciją, tai bus 711 midaus rūšių arba 711 midų, turbūt lietuviškai midų, iš net 37 šalių. Žiauriai įspūdingi skaičiai. Ir iškart mes paklausė žmonės, kaip teisėjavimo tokie kiek čia įmanoma įvertinti, 711 ar daugiau ten ar mažiau midaus rūšių. Tai vertinimas vyksta, galės pafilmuoti kažkiek tai parodyti, kaip vyksta viduje, jeigu nepamiršiu. Tai realiai vertinimas vyksta, taip, yra kategorijos. Jų visai nemažai tų kategorijų susidaro, todėl kad skaidoma yra į smulkesnės. Kodėl taip yra daroma, jeigu vienais metais prisirinka daug visokių skirtingų į, tarkim, kitų midų kategoriją, tai jie vėl skaidoma ir daroma daugiau, tam, kad kažkokie būtų adekvatų skaičiai. Bet vėl, nėra visiškos teisybės pasaulyje ir nusivilstė gal, bet yra kategorijų, kur buvo, ir galvoju, 4 gal midus dalyvavo, ar 3, dabar neprisimenu pernai. Tai tokios nedidelės kategorijos, kur gali vertinti vienas teisėjų stalas. Prie stalo įprastai sėdi 2-3 žmonės. Čia priklauso nuo tokio pasiskirsto, nuo kiekio turbūt. Tai mažos kategorijos iškart įvertinam, suvertinam, sužymim vietas ir laisvi medalius. Tai nėra taip, kad mes tik tai balais vertiname, realiai mes patys savo vertiname balais, prirašome komentarus parašom kiekvienam dalyviui tam, kad jie žinotų, ką teisėjai mano ir ką teisėjai atrado, ką žino. Tai vienas žmogus būna paskirtas pagrindiniu teisėju, kuris ir viską rašo į kompą, o rašo bendrą nuomonę, tai iškai visi apsitarė, vienas surašo. Rašoma angliškai, todėl kad 37 šalis, ne vien Lenkija. Ir prie stalų yra, kur žmonės angliškai sunkiau šneka, yra kur geriau šneka, yra kur visiškai laisvai šneka, yra, kaip sakyti, gimtoji anglų. Tai su vienais būna lengviau, su kitais sunkiau. Yra skirtingo lygio teisėjai, labai nuo pradedančiųjų iki labai stiprių teisėjų. Visko pasitaiko, visko būna, tai atitinkamai, jeigu tu esi stiprus teisėjas, tu gali kaip pakuruoti tą jaunesnį, truputėlį užvest ant kelio, parodyti, papasakoti jam tokiu pačiu būdu, jam keli kvalifikaciją keli. Jeigu tu esi, kaip sakyt, teisingai žiūri viską, bet yra tokių, kur tiesiog susėda, pavyzdžiui, man yra buvę susėdo 2 Lenkai ir jie tarpusą šneka su lenkiškai, ten kartas nuo karto angliškai mes ten porą žodžių persimetam ir vėl lenkiškai jie. Labai nesmagu yra teisėjauti prie stalo, kur šnekama ta kalba, kurią tu supranti, tik labai dalinai arba nesupranti. Todėl įprastai prie stalų tie, kurie žmonės supranta, nekalba kita kalba, tik tai anglų, kad visi suprastų, visiems būtų aišku. Ir jeigu ten kažkas kažko perklausia, galima išversti, galim pasiūlyti, bet šiaip reikia stengtis šnekėti vieną kalbą, tam, kad būtų visiems smagu ir visiems patogu. Tai čia apie Varšuvos žinau, tik tai kitose festivaliuose buvo teisėjai ir 4-5 prie stalo. Tai ta grupė, o jeigu didesnė grupė, tai yra skaidoma į dalis, tarkim, nežinau, tarkim, ten 30 midaus rūšių. Ir tada suskaidoma yra galbūt ten po 10 ar po 8 kokius ir tada 3 arba 4 stalai teisėjai vertinami.
Jeigu taip vyksta, tada yra išskiriama nuo 1 iki 3. Rekomenduojama yra 2, bet galima nuo 1 iki 3, ten išimties atveju teisėjui pagrindiniam ten komisarui, tiksliau, leidžiant galima ir 4 galbūt įdėti, arba galima mažiau siūsti. Šiaip rekomenduojama ne mažiau 2 ir nedaugiau 3. Taip. Nes būna kartais, kad labai liūdna arba labai gerai. Tai tada visi tie, kurie pažymi, kad jie į kitą išeina etapą dėl medalio kautis, jie patenka į finalą. Ir tada finale jau vertina visi teisėjai, dar vienas stalas atskiras, tai gali iš tų pačių teisėjų būti sudarytas, gali būti iš kitų teisėjų, netaip svarbu yra. Tada jau vertina pačiam finale ir tada priskiria medalius. Ir realiai tu vertini ir skiri medalius iš karto. Tai reiškia auksas, sidabras ir bronza. Medalį skirti nėra būtina. Tai kaip ir minėjau, jeigu 3 ar 4 yra midus, tai teoriškai jie turėtų visi gauti medalius, bet taip nėra. Jeigu kažkurie iš jų blogesni, galima skirti 1 medalį, galima 2 medalius, galima 3 medalius. Galima net ir paguodos, man atrodo, medalį. Aš to nepaminu, man taip nebuvo, bet lyg tai kažkaip yra, kad 4 galima. Tai žodžiu, bet šiaip medalius iškart nurodoma, kuris kokį medalį gavo. Finale, jeigu vyksta antras etapas, jau nėra komentuojami, nėra rašomi komentarai gamintojai, tik tai pirmame etape vertinant, užtenka vieno stalo komentaro, antras nėra rašomas. Ir tokiu būdu taip ir išrenkami yra midus. Kiekvieno kategorijai savo laimėtojai. Tai tų kategorijų dabar tiksliai nepamenu, kiek reikės pasižiūrėti arba nuvažiavus, arba anksčiau paskelbs, taip galėsiu pranešti, kiek yra. Tai 711, daug. Ir norint kelti kvalifikaciją, tu realiai midus toks gėrimas, kurio nelabai kur įsigysi. Jeigu įsigysis, gana brangus yra. Ir dažnai parduodamas vyno taroje, tai reiškia 0,75 buteliai arba 0,5 buteliai. Ir jeigu tai yra saldus, tu paragausi ir tikrai negersi viso butelio saldaus, nežinau, yra kas geria, bet man nepavyksta tokių. Ir nelabai gali tada kažkokią kvalifikaciją savo kelt, nes to reikia ragauti labai daug skirtingų, pačių įvairiausių. Ir gerų, ir blogų reikia ragauti, nes jeigu vien gerus ragausi, tas gero irgi nepriveda. Tai man patinka labai pirmoji diena, nes mėgėjų diena būna stipresnė. Mėgėjai neturi apribojimų, Lenkijoje gana griežtas įstatymas midaus yra, jeigu nori sakyti, kad gaminu midų, tai labai tu esi stipriai pribotas. Todėl šiuolaikinio midaus ten beveik nėra, nelabai ten ką tu įsigysi. Todėl, kad jį negali vadinti midumi. Ten gal gali vadinti midaus gėrimu, ar ten medaus gėrimu, nežinau, kaip pagal ten yra taisyklės, bet midus negali rašyti. Tai todėl labai neįdomu ir iš tiesų yra gana ir prastų rinkoje midaus gamintojų ir jie atsiunčia į konkursą. Tai aš dabar neatsimenu tiksliai, bet žinokit, konkursas 20 keli eurai kainuoja mėgėjų ir man atrodo apie 40 ar 50, gal 50 eurų kainuoja profesionalams. Tai reiškia vieno pateikimas egzemplioriaus į konkursui, tai kainuoja tik pinigų, tai nėra pigu. Tai gali pasitauginti, tai aišku, didžioji dalis 700 yra mėgėjų, nes jų didesnė daugiau būna negu profesionalų, bet profesionalų irgi nemažai būna. Tai Red light camera reported ahead. Ačiū. Tai galite pasiskaičiuoti ir pažiūrėti, koks biudžetas yra surinkamas iš pavyzdžių, kurie atsiunčiami. Siūsti reikia 2 butelius, nemažiau kaip 0,3. Čia apie Varšuvos, tai šneku, vėl kitur yra kiti reikalavimai, kitur yra siunčiami 3 buteliai, nemažiau kažkiek kitą turę galbūt. Čia nemažiau negu 0,33 ir nemažiau 2 butelių. Kodėl 2 buteliai? Nes vienam stalui prastai 1 butelio per akis yra. Tai jeigu yra 2 etapai, kaip ir minėjau, tai reiškia reikalingas ir 2 butelis yra. Tai didžioji dalis, aišku, atidaromas tik 1 butelis būna, o 2 butelis būna atidaromas vakarėliuose. Tai prieš 2 metus buvo ir 4-dienio vakarienėje, ir 5-dienio vakarienėje buvo atidaromi midus, kurie nepanaudoti ir kad visi galėjo ragauti, mėgautis, o pernai tik tai konferencijos dieną vakare ten prie stalo. Tai man nepatiko taip, nes to, kad vidinas turi kažką atsivežęs, turėtų būti, kad galėtum kažką ragauti su žmonėm. Kitaip nelabai kaip yra ką ragauti, o turėtų tai būti, manau, kad ragauti. O kai sukelia vieną dieną kosminį kiekį midų, tai tu daug mažiau paragauji, tu ieškai kažkokių midaus, aišku, visi ieško tų laimėtojų, ten arba medalininkų paragauti, bet ten kiekis įspūdingas, tas stalas buvo tokio ilgio ir tai tiek nukrauta, įsivaizduokite. Jeigu pradaro butelį ir neišplai užkiša ir jį vis tiek pastato po to ant stalo, tai grubiai tariant, po 2 butelius kiekvieno gaunasi vis tiek beveik, tai beveik 1500 butelių gaunasi ant stalo. Wow, įspūdingas vaizdas tikrai. Ir gali ragauti, kurias nori. Tai
žinoma, kad ten paragausi, daug nepriragausi, vis tiek didžioji dalis jų yra stipresni, tai vis tiek vyno kategorija. Nu ir taip pavyksta vertinimai, taip kad vyksta kategorijos, tai labai laukiu, kada važiuosiu teisėjauti ir pakelsiu savo kvalifikaciją vėlgi. Nes paragavimo yra ne taip ir mažai per tas 2 dienas. Ir plius dar aišku po to